Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki. Malonu. Labai malonu Jūs matyti. Mūsų šiandien nuostabioje studijoje. Paklausiu, kaip sekasi, kaip atvykote į studiją? Automobiliu. Šaunu, labai džiaugu. Automobilis, ko gero, itin geras ir jį vairuojate ne viena. Dažniausiai viena važiuoju ir pati vairuoju. Pati už vairo sėdžiu. Šaunu, tvarkoj. Mūsų šio vakaro tema yra laimingos santuokos paslaptis. Visi puikiai, ko gero, žinome, kad ištekėjote ne vieną kartą, turėjote ne vieną vyrą savo gyvenime. Kokia yra jūsų nuomonė laimingos santuokos paslaptis? Manau, kad santuokoje labai svarbu susikalbėjimas tarpusavio ir supratimas. Tai jeigu tie dalykai neprasilenkia, tai kaip ir santuoka sėkminga. Svarbu labai pagarba, tai jeigu vyras gerbė, jeigu moteris gerbė vienas kitą, tai kaip ir viskas tvarkoje. Na, abiejais kartais nelabai pavyko, tai nieko tokio, jeigu pabandysiu ir trečią, ir ketvirtą. Kaip dabar reikalai? Dabar jaučiasi, kad geriau viskas vyksta? Ar... Aš gyvenu savo gyvenimą, jis yra sėkmingas, esu sėkminga moteris, manau, man patinka mano gyvenimas ir viskas tvarkoja. Jūsų santuoka, minėjote, dabar yra taip pat sėkminga. Aš atsiprašau, aš neištekėjusi esu, aš išsiskyrusi moteris ir auginu vaiką, aš apie santykius nieko nešnekėjau. Turkai, aš norėjau paklausti, kokia jūsų nuomonė, ar turite, pavyzdžiui, savo pavyzdžių, kuomet Lietuvos pavyzdžių, Lietuvoje, kuomet žavitės poras, žavitės santuoką ir... Na, labai smagu, kai žmonės sugeba išsaugoti santuoką, bet vėlgi, kaip ir minėjau, tai turi dėrėti, tu turi sutikti žmogų, kurį turi mylėti su jo pliusais ir minusais. Jeigu tu gali pakęsti tos pliusus ir labiau minusus, tai kaip ir viskas tvarkoje tada. Norėjau taip pat paklausti, ar atleistumėt, sakykime, ar poroje turėtų būti supratimas ir sakykime, atleisti kažkokią tai didžiulę klaidą, tokią kaip neištikimybė? Taip, galima atleisti. Mano manimu, mano supratimu, vėlgi čia priklauso nuo žmogaus, aš esu linkusi atleisti, mes žmonės klystam ir gali pridaryti žmonės įvairiausių klaidų. Bet kiek daug tai turėtų kartotis kartu? Jeigu žmogui atleidus antrą, trečią, ketvirtą kartą galima atleisti ir toliau, jeigu jis nedaro išvado, ar užtektų vieną ir, kaip sako, jeigu buvo pirmas, bus ir antras? Manau, kad kiek porų, kiek santykių, tiek nuomonių, kiekvienas pagal save labai sprendžia. Mano manimu, aš atleisčiau vieną kartą, o jeigu kartojasi, tai taip. Tai jau prastai? Taip, manau, kad taip. Tvarkoj. Kaip ir išsiaiškinome, kiek apie santuoką, buvo beprotiškai smagu Jūs kalbinti. Tai tiek. Dėkojame mūsų pašnekoviai. Labai Jums ačiū. Ačiū Jums. Taip, tvarka. Beprotiškai besijaudinantis, bet kaip pirmam kartui visai neblogai. Edvinas kalbino Nataliją ir mes beje sužinojom beveik kulminaciją. Aš jau irgi nustėriau, pagalvojau, kad Natalija jau trečią kartą ištekėjo. Gerai. Natalija, kaip jaučiatės? Gerai. Gerai? Niekada nematęs Jūsų tokios ramios, kalbant apie santuoką? Ne, rimtai, ne? Viskas gerai. Man tiesiog buvo labai gaila, žmogus labai jaudinasi. O pats kaip vertina Edvinas savo pasirodymą pirmąjį? Aš visada galima geriau, visada galima taisyti. Gerai, judame prie komisijos. Gal, Palmyra, nuo Jūsų pradėsime. Kaip atsiskleidė Natalija, o tiksliau, kaip ją atskleidė Edvinas? Aš manau, kad šios laidos rengėjai iš tikrųjų pamėtėjo dalyviams ir tiems besikonkuruojantiems tarpusavį labai tokį gerą kąsnelį, kadangi iš tiesų realybėje nedaug yra pašnekovų, kurie laisvai, atvirai, mielai sutinka atsakyti į klausimus ir daro tai niekiek taip laisvai nesivaržydami. Man kaip žurnalistei iš karto išgirdus apie tai, kad Natalija sako, kad galima atleisti kai kurias klaidas, tačiau ten ne visas, iš karto būtų įdomu, kokiasgi jį iš tikrųjų yra pati atleidusi, ne teoriškai pasakius, o praktiškai. Ir dar venkite tokių pasakymų, kaip dabar norėčiau Jūsų paklausti, tam Jūs čia ir esat, klauskit. O šiaip, na ką, gero starto, sėkmės. Pone Vyteni, kaip Jūs vertinate vakaro šou su Edvinu? Ponia Palmyra puikiai daug ką pasakė. Aš noriu atkreipti dėmesį, Edvinai,
Ir tavo, ir visų kitų. Kūno kalba labai svarbu. Kaip tu sėdi, ar tu sėdi kaip ant keptuvės ir stengiasi kuo greičiau pasakyti ir paklausti jai ir net nelauki, ką jinai atsakys. Ir klausdama žiūri jai virš galvos, o ne į akis, koks kontaktas. Aš noriu pasakyti, kad tu net į ją nepažiūrėjai klausdamas. Tai kaip jinai tau gali atsakyti, jinai mato berniuką kiškelį, kuris stengiasi būtinai vaidinti čia mums vedėją. Nei tau buvo labai įdomu, ką jie atsakys, tau buvo įdomu paklausti tą, ką tu sugalvojai. Absoliučiai jinai tau neatsakė nieko daugiau, negu mes žinom. Tai kam tu tada čia reikalingas? Ir dar nesakyk niekada tvarkoj. Atsako graži moteris, žinoma, o tu jai tvarkoj. Kokioj tvarkoj? Sakantis jo. Mes pasitiraukime ponio Gintaro, kuris tikrai gali net neįsižiojus pasakyti kažką apie žmogų. Ką jūs pasakytumėte apie Edviną? Ar potencialus laidos vedėjas? Potencijų mes visi turim, kartais ne vieta ir nelaikas jas visas atskleisti. Man atrodo, svarbiausias dalykas, ką jūs praleidote, tai pokalbio tikslas. Jums turi būti įdomu, nuoširdžiai įdomu. Sužinoti daugiau, nes jeigu jūs užduodate klausimą, pavyzdžiui, kas jums svarbu santuokoje ir išgirstate atsakymą pagarba, tai ką jūs išgirdote? Nieko, jūs išgirdote žodį, nes atsakymas būtų, jeigu jūs pagilintumėt, ką Natalijai reiškia pagarba, ką Natalijai reiškia nepagarba, tada jūs galite pavystyti temą. Šiuo atveju jūsų klausimai buvo suformuluoti ok, bet jūs toliau nenukeliavote nei formalūs atsakymai. Tai čia jūsų didžiausia potencija. Taip ir dabar komisijos verdiktas. Įvertinkime Edviną ir jo pokalbį. Na, nežinau ir nuskriausti nenorėčiau ir nežinau, kaip kiti bus kolegos. Neturiu niekaip kaip vertinti, nežinau, palyginti negaliu. Tai parašysiu viduriuką, 5. Taip, prašau, Palmira. Na, o aš, kadangi vis dėlto labai vertinu jaunus, iniciatyvius ir su potencija galima vyrus, tai todėl aš sakyčiau, kad 6. Prisijungčiau prie Palmiros 6. Taigi, 17 balų, pirmas pokalbis vakaro šou su Edvinu. Jam sveikinimai, yra kur pasistengti ir žiūrėsime, kaip bus kitiems laidos vedėjams.